gimstam su noru žeminti kitą ir gal pirmiausia apskritai reikėtų apibrėžti, kas yra patyčios. Tai patyčias galima nagrinėti kaip agresyvų smurtautojo elgesį, galima nagrinėti kaip trauminę patirtį, kuri sukelia ilgalaikės pasekmes aukai. Ir iš tikrųjų taip pat galima nagrinėti kaip kultūrinę silpnybę. Agresyvus smurtautojų elgesys paprastai tai yra elgsena, kuri yra tyčinė ir tai yra tokie veiksmai kaip, pavyzdžiui, kito žmogaus menkinimas, žeminimas, įžeidinėjimas, bet kokia psichinė arba fizinė žala siekiant gauti emocinės naudos. Smurtautojas siekia emocinės naudos. Tai nėra biologiškai apspręsta. Gyvūnai nesiekia emocinės naudos fiziškai, tarkime, atakuodami kitą gyvūną. Gyvūnai pešasi. Žmonių pasaulyje taip pat egzistuoja peštynės, yra atskiras terminas ir mokslininkai analizuoja ir patyčių, ir peštynių fenomeną. Tai peštynės nuo patyčių skiriasi tuo, kad peštynių atveju abi šalys yra lygios. Abiejų jėgos, psichinės, psichologinės, fizinės yra lygios. Patyčių atveju vienas iš jų negali apsiginti. Negali apsiginti, nes, tarkime, patyčios vyksta internetinėje erdvėje. Arba vienas yra fiziškai silpnesnis, arba gerokai jaunesnis, na ir taip toliau, taip toliau. Tai tu manai, kad man tave lengva auginti vienai su broliu, ne? Tu kaip tėvas iš tikrųjų, Eva, nieko nedarai. Valgai, miegi, nieko nepadedi man. Aš neprivalau nieko daryti. Kaip tai neprivalai? Vaikai irgi turi tėvams padėti. Aš viską duodu. Man tik 15, aš gal noriu su draugais pabūti. Su draugais? 15 metų, spėsi prisilakstyti su tais draugais savo. Bet bent jau manęs nereikia. Bet tai galėtų man padėti, ne tik draugai turi rūpėti iš tikrųjų. Eva, ar aš tiesą sakau, ar netiesą? Eik pati ir dėl. Nu ir eik pas tos savo draugus tada. Ir gali negrįžti, niekam tu čia nereikalinga. Nu tai gerai, šiandien negrįšiu. Toliau antrasis aspektas yra patyčios kaip trauminė patirtis, kuri sukelia ilgalaikę žalą aukai. Tai tie žmonės, kurie yra patyrę patyčias, jie žino, kad tos patirties arba tą patirtį sunku pamiršti ir kai kurie jos nepamiršta netgi ne 5 ir ne 10 metų, bet nepamiršta ir 20, ir 30, ir 40, ir net 50 metų. Būdami 80-mečiai, jie gali vis dar prisiminti žodžius, įžeidžiančius, skaudžius žodžius, kuriuos pasakė jiems kas nors namuose arba mokykloje arba gatvėje, gali prisiminti stumtelėjimus. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad patyčios yra trauminė patirtis, kuri gali sukelti vaikui arba vyresnio amžiaus žmogui, suaugusiajam, kognityvinės, emocinės, elgesio ir netgi psichopatologinės pasekmes. Ką reiškia kognityvinės pasekmes? Tai reiškia, kad patyrus patyčias žmogui gali kilti įvairios mintys ir gali būti labai sunku sustabdyti tas mintis. Tai tos mintys, tarkime, tokios, kad, matyt, aš esu bevertis, jeigu tai patyriau, kad su manimi kažkas yra iš esmės ne taip, gyvenimas beprasmis, gyvenimas nemielas. Ir žmogui gali būti sunku ne tik tuo metu, kai jis patiria patyčias, bet ir praėjus daug laiko po patyčių patyrimo stabdyti tokias mintis, generuoti alternatyves mintis, tokias kaip, tarkime, esu vertingas, gyvenimas prasmingas, žmonės geri, mieli.
Tai būtų kognityvinės pasekmės. Dar taip pat prie kognityvinių pasekmių priskiriama sutrikusi arba sulėtėjusi kognityvinė raida. Kai kurie vaikai, pavyzdžiui, patyrę patyčias, gali pradėti prašiau mokytis, jiems gali būti tiesiog, tampa sunkiau suvokti arba matematiką, arba sunkiau koncentruotis mokykloje. Tai tas, kuris tyčiojasi, savo veiksmais sukelia didžiulę žalą žmogui, iš kurio yra tyčiojamasi. Tai pirmiausia, kognityvinė žala. Kur tu badaluojies? Kodėl telefono nekeli? Kodėl aš to negaliu priskambinti? Atsakyk tu man. Tu galvoji, nei dieną, nei naktį tavęs nėra. Eva, nusibodo. Kas tau nusibodo? Tu galvoji, man nenusibodo. Eva, kas tie tavo draugai yra? Tu gali man pasakyti? Tugi tau tik 15 metų, prisidirbti ką nors. Aš tavęs nekenčiu. Aš irgi tavęs nekenčiu. Niekas šiuose namuose. Ar tu supranti, tu niekas šiuose namuose? Aš ne... Toliau emocinės pasekmės. Emocinės pasekmės tai reiškia, kad žmoguje ima dominuoti tokios emocijos kaip liūdesys, gėda, kaltė, neviltis, apgailestavimas, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vėlgi tokias sudėtingas emocijas yra sunku įveikti ne tik tuo metu, kai žmogus gyvena patyčių lauke, kai iš jo yra tyčiojamasi, bet netgi ir praėjus daug metų po patyčių. Toliau būtų elgesio pasekmės. Elgesio pasekmės tai reiškia, kad kai kuriems, pavyzdžiui, vaikams atsiranda arba padidėja polinkis vartoti kokias nors medžiagas. Vaikai pradeda arba apskritai rūkyti, arba dažniau rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus. Taip pat vaikas gali tapti agresyvus, vaikas gali nebenorėti lankyti mokyklos, nebenorėti lankyti būrelius, kurie jam anksčiau buvo labai įdomus ir jį domino. Taigi jis izoliuojasi, jis gali užsidaryti savo kambaryje. Jeigu tėveliai mėgina jį kažkaip įtraukti bendras veiklas, jis pyksta, jis nemandagiai atsakinėja, tėveliai gali nesuprasti, kame yra tokios priežastys, jie gali būti pasimetę, išsigandę, galvoti, kad kažkas yra blogai su vaiku. Bet esmė yra ta, kad blogai yra ne su vaiku, bet vaikas patyrė tikrai sukrečiančią patirtį ir jam iš tiesų yra reikalinga pagalba. Jokių būdų ne kaltinimai, ne smerkimas, ne galvojimas, kad dabar jis darosi kažkoks nevaldomas arba kažkas su juo iš esmės yra labai blogai. Tai taip, vaiko gyvenime vyksta tragedija. Patyčios yra tragedija vaiko gyvenime. Ir jeigu tėvai nesugebės teikti vaikui tinkamą pagalbą, tai ta tragedija gali vėliau tapti tragedija suaugusiojo amžiuje. Tyrimai rodo, kad nuo 60 iki 80% tokių psichologinių sunkumų, kuriuos patiria, pavyzdžiui, vaikai arba paaugliai, jie persikelia į suaugusiojo amžių. Ta prasme, žmogus neišauga iš tų sunkumų, jie lieka ir ne tik lieka, bet jie netgi sustiprėja ir pasireiškia jau netgi rimtais, gali pasireikšti rimtais sutrikimais, netgi tokiais kaip depresija, pavyzdžiui, arba generalizuotas nerimo sutrikimas, gali atsirasti ir nenoras gyventi, ir žmogus, tarkim,
gali ir nesuprasti, nebeatsekti, iš kur jame tai yra. Bet tai gali būti susijęs su ankstyvosiomis patirtimis. Kai vaikų linija pradėjo darbą prieš 25 metus, pastebėjome, kad viena iš dažniausių temų, dėl kurios vaikai skambina, kurią pasakoja mūsų konsultantams pokalbių metu, yra patyčios. Ir supratome, kad tikrai labai svarbu Lietuvoje šitą klausimą kelti. Tuo metu, kai vaikų linija pradėjo darbą, patyčios nebuvo labai tokia visuomenėje matoma tema. Dėl to ilgainiui atsirado kampanija be patyčių, vaikų linijos kampanija, kuri buvo skirta didinti visuomenės sąmoningumą, padėti suprasti, kas yra patyčios, padėti suprasti ir apmastyti, kaip galėtume joms užkirsti kelią. Tai kampanijai be patyčių jau beveik 20 metų. Daug kas turbūt girdėjo šitą pavadinimą, kuomet prieš kelis metus veikė savaitė be patyčių, apimdavo daugybę šalies mokyklų, kviesdavome mokyklas inicijuoti renginius tuo metu, kai skelbdavome savaitę be patyčių. Vėliau savaitė be patyčių išaugo į mėnesį be patyčių, sąmoningumo didinimo mėnesį. Dabar be patyčių kampaniją vykdome visus metus, nes patyčios nesirenka laiko, vyksta visuomet. Tai be patyčių kampanija veikia tiesiog be kažkokios konkrečios datos. Dirbame, kad didintume šituo klausimu visuomenės sąmoningumą. Taip pat vaikų linija turi ir prevencijos programą, patyčių prevencijos programą skirtą mokykloms. Taigi su mokyklomis atskirai dirbame, vedame įvairius seminarus, mokymus mokyklos bendruomenėms, mokyklos darbuotojams, tiems, kurie ir mato vaikus kiekvieną dieną ir padeda jiems stabdyti patyčias ir padeda, kad jų nebūtų mokykloje. Labai svarbu, kad tėvai gebėtų atpažinti vaiko trauminę patirtį. Labai svarbu, kad tėvai žinotų, kaip reaguoti ir kad apskritai namuose būtų kuriama vaikui saugi, jauki bendravimo kultūra. Kad kai vaikas, pavyzdžiui, atsiskleidžia, vaikams patyrus patyčias iš tikrųjų nesinori apie jas kalbėti, nes tai yra labai skausminga. Bet jeigu vaikas bent truputį atsiskleidžia, būtų labai svarbu, kad tėvai jam nesakytų, kad reikėjo ten duoti atgal, arba tai kaip čia dabar ten iš tavęs visi tyčiojasi, tai kaip. Jokiais būdais negalima vaiko smerkti, negalima vaiko kaltinti. Ką reikia vaikui sakyti? Reikia pasakyti, labai ačiū, kad manimi pasitiki, ačiū, kad man tai papasakojai. Ką aš galėčiau padaryti, kad tau būtų geriau? Ką mes galim kartu padaryti, kad tu geriau jaustumėsi? Na tai tarkim čia yra tokia labai paprastutė taisyklė, ar ne, kad negalima kritikuoti, yra svarbu palaikyti, bet yra dar daug kitų dalykų, kuriuos turi žinoti tėvai apie elgesį su vaiku. Tai pavyzdžiui, jeigu iš vaiko tyčiojasi mokykloje arba gatvėje arba kieme bendraamžiai, vaikas gali pradėti, tarkime, keiktis arba pats tėvus pravardžiuoti arba savo seses brolius pravardžiuoti. Labai svarbu žinoti vieną dalyką ir jis vadinasi aktyvus ignoravimas. Tai reiškia, kad jeigu vaikas keikiasi, pravardžiuoja, jeigu yra nepaklusnus, atžagarus, bet jeigu jo elgesys yra nepavojingas nei jam pačiam, nei tėvams, nei kitiems broliams, seserims, nei gyviems ar negyviems objektams, šuniui arba jis ten kažko ten nesiruošia sugadinti, tai tokį elgesį reikėtų ignoruoti. Ignoruoti tai reiškia nepastebėti. Nepastebėti tai, kodėl vaikas mėgina atkreipti dėmesį.
Tai reiškia, kad ryšys, kuris yra namuose, jam yra nepakankamas, jis jo norėtų daugiau. Jis mėgina atkreipti dėmesį, na, galima sakyti, per tokį negatyvų aspektą. Bet aš toks blogas. Labai svarbu ignoruoti, bet ko svarbu neignoruoti? Svarbu neignoruoti kiekvieno net menkiausio pozityvaus vaiko elgesio. Ir svarbu vaiką už tai pagirti. Pavyzdžiui, kaip gražiai tu išplovei lėkštutę, arba kaip tu gražiai pasikloji lovą, koks tu šaunuolis, kaip tu gražiai susitvarkiai spintą. Dabar, kai tėvai giria savo vaikus, svarbu irgi žinoti, kaip to daryti. Tai reiškia, kad mes turim girti už labai konkrečius, specifinius dalykus. Ir taip pat svarbu pagyrus vaiką, savo to pagyrimo nesunaikinti kitais žodžiais. Tarkime, vaikas parodo, kad gavo, tarkim, gerą pažymį ir tėvai gali pasakyti, tu šaunuolis, gavai gerą pažymį, bet žinau, kad tu esi taip pat ir tinginys, tai galėtum ir toliau stengtis, kad žiūrėk, tik neapsileisk. Tai kas kyla vaikė? Vaikė kyla iš pradžių pasididžiavimas, kad tėvai sako, kad aš esu šaunuolis, bet tuoj pat kyla nerimas ir apmaudas, kad jie visgi tikisi, kad aš galiu apsileisti, kad aš visgi esu tinginys. Ir čia tas geras pažymys yra tarsi atsitiktinis. Tai tėvai norėdami gero, bet jie kartais nežino, ką daro. Eva, ką tu sau galvoji? Tu dėmesio pritrukai. Kas yra su tavim? Kas vyksta? Tu gali man pasakyti? Eva, ar tu apie tai pagalvoji, kaip man būtų sunku be tavęs? Kas brolį prižiūrėtų? Ar tu pagalvoji apie tai? Ašgi dirbanti. Rimtai, aš vos ką tik nemiriau, tu dar sugebi mane kaltinti. Mane viskas gerai. Ir tai yra tavo atsakomybė. Mano? Tai čia mano, tai reiškia, kaltė dar yra. Kai vaikas paskambina į vaikų liniją ir papasakoja, kad atsidūrė patyčių situacijoje, tapo patyčių taikiniu, tai turbūt svarbu labai tokie du aspektai, ko reikia tokiam žmogui atsidūrusiam tokioje situacijoje. Tai viena vertus labai svarbu suteikti tokią emocinę paramą, padėti nusiraminti, nes patyčios tikrai kelia labai sudėtingus jausmus, gali kankinti liūdesys, nusivylimas, gali būti labai sunku pasitikėti savim ir kitais žmonėm taip pat. Tikrai patyčios turi labai skaudžias pasekmes. Ir dėl to labai svarbu suteikti tokią pagalbą su jausmais, padėti išbūti tuos jausmus, padėti nurimti, padėti šiek tiek atsipūsti nuo tų sunkių jausmų. Tai vienas aspektas, kurį vaikų linija, viena rūšis pagalbos, kaip vaikų linija gali padėti. Kitas labai svarbus dalykas, kai mes esame nuliūdę, kai mes esame labai susikrimtę ar labai nerimaujame, labai sunku matyti išeitį. Dėl to kartais jaučiasi, kad situacija yra beviltiška. Todėl mūsų konsultantai ne tik padeda nusiraminti, išeiti iš tos labai sunkios būsenos, bent jau laikinai, bet taip pat ir stengiamės kartu su vaiku paieškoti galimų sprendimų. Galbūt vaiko aplinkoje yra kažkoks suaugęs, kuriuo vaikas gali pasitikėti ir pasidalinti, papasakoti, kad vyksta tokia situacija ir paprašyti pagalbos. Galbūt tai yra mokyklos darbuotojas, galbūt kažkas iš šeimos. Taip pat galima apsvarstyti, kaip vaikas galėtų būti toje situacijoje, kurioje susiduria su patyčiamis. Galbūt pavyktų kažką pasakyti tam, kuris tyčiasi. Ne visada tai yra įmanoma, tikrai suprantama, ne kiekvienas sprendimas tinka visiems. Kartais padeda, jeigu turiu jėgų, galiu pasakyti, stop, man nepatinka. Kitais atvejais netgi ir tam neturėsiu galimybių. Tuomet galime apsvarstyti kitus būdus. Galbūt galiu pasakyti kažkam šalia. Ar turiu kam pasiguosti. Įvairiausios tokios išeitis galimos,
Mes nesiūlome vaikui, nes tikrai nėra vieno recepto, kaip išeiti iš patyčių situacijos, bet labai svarbu, kad vaikas turėtų galimybę apsvarstyti, o ką aš pats galiu padaryti, o kaip bus, jeigu aš žengsiu šitą žingsnį, o kaip bus, jeigu aš žengsiu kitokį žingsnį. Tai mes suteikiame erdvę, kartu su vaiku paieškome sprendimo tai konkrečiai situacijai. Patyčias galima sieti labiausia su bendravimo kultūra namuose, su tuo, o iš tikrųjų, nuo ko prasideda bendravimo kultūra namuose. Tai tėčio arba mamos bendravimo kultūra su savo vaiku prasideda nuo bendravimo kultūros su savimi. Kaip tėtis arba mama elgiasi su savimi. Ir jeigu tėtis arba mama patys tyčios iš savęs, ar ne, iš savo vidinio vaiko, iš to, kuris yra silpnas, kuris nori meilės, kuris nori būti gerbiamas, nori kartais leisti savo būti silpnas ir jį užgniaužia ir sako, tu čia žiūrėk, čia, visokiais žodžiais vadina tą savo vidinį vaiką ir smurtauja tokiu būdu patys prieš save, tai žinoma vargu, ar jiems pavyks sukurti savo šeimoje atjautos kultūrą. Atjautos kultūra prasideda pirmiausia nuo santykio su savimi, nuo savęs priėmimo, nuo savęs palaikymo, nuo iš tikrųjų, nuo gero. Priėmimo tikriausiai. Taip, nuo savęs priėmimo ir savęs palaikymo, nuo atjautos savo prasideda atjautos šeimoje kultūra ir tuomet vaikas tą kultūrą gali perimti ir gali atsinešti tą kultūrą į mokyklą, o tai yra ypatingai svarbu, nes Lietuvoje dabar siekiama įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, tai reiškia įtraukti į ugdymo procesą visus ir vaikus, kurie turi, tarkim, arba specialiųjų poreikių ugdymosi. Ir kad visi vaikai gerai jaustųsi mokykloje, yra labai svarbu, kad į mokyklą vaikai ateitų iš namų, turintys gerą santykį patys su savimi pasitikintys, priimti savo tėvų, matantys, kaip tėvai tarpusavyje geba konstruktyviai spręsti konfliktinės situacijas, geba priimti vienas kitą, kalbėti vienas su kitu, pasakyti vienas kitam, tu esi man brangus, aš tave myliu, aš tave vertinu. Čia bėda, žinot, kad mus tarsi bando uždaryti, kad į tokį amžiną nesibaigiantį ratą, kad aš pasielgsiu taip, kaip su manim pasielgia. Ne? Bet yra paradoksas, vis dėlto atrodo, kad žmonės tie, kurie patys patyrė patyčias, būtent jie randa, turi savo viduje drąsos pasielgti kitaip. Nes čia reikia drąsos tam, kad išeiti iš to rato. Būtent jie dėka, labai paradoksalu, bet dėka to skausmo, kurį patyrė, patyčių, kurių patyrė, jie turi tą drąsą, tą pyktį padaryti kitaip. Ne? O padaryti kitaip, kad išeiti iš to uždaro rato, kad aš tau, tu man, aš taip pat kaip man, ar ne? Ir padaryti kažkaip naujai kitaip, tai ką, reikia į tą uždarą tokį ratą įnešti meilės, ne? Reikia įnešti besąlygiško žmogaus priėmimo, nes vis dėlto vienintelis dalykas, kuris mūsų gyvenime tikrai pamaitina, tai yra meilė, tai yra besąlyginis priėmimas tavęs tokio, koks tu esi, be jokių klišių, be standartų, be vertinimo, ar ne, ir mes visur to alkstom, trokštam, ne,
Tai čia irgi, nu, vat, reikia tiesiog įnešti tos meilės gaivos, meilės, kuri reiškiasi priėmimu kito žmogaus tokio, koks jis yra, jo supratimo, ne, o tam supratimui, priėmimui Kristus mums parodė, kad ribų nėra, ne, nes mes niekada negalėsime kito iki galo perprasti, įvertinti, sudėti į kažkokius standartus. Kiekvienas žmogus, jisai labai savitai pagal savo galimybės, supratimą, pagal save jisai prieina prie Dievo, ne tiek kiek žmonių, tiek kiek kelių į tą Dievą, bet jis eina į tą pusę, ne. Tai reikia turbūt nukreipti dėmesį ne kur jis dabar yra, bet kur link jis eina, ne. Kad jis, net kaip susitelkti į tai, kas mus vienyje, o ne į tai, kas mus skiria, ne. Žinot, kaip Edeno sode, ne. Dievas sukūrė sodą, žmogus sako, viskas tavo, viską gali valgyti, viską tau atiduodu. Velnias atėjo. Bet ten yra vienas medis, nuo kurio tau neleido valgyti. Vienas medis visam sode. Tai, nu, va, taip mūsų gyvenime veikia blogis, ne? Yra daugybė dalykų, kurie mus vienyje, kurie mums yra bendri, ne? Bet yra pagunda susitelkti į tai, kuo mes kitokie, ne? Kažkoks tas skirtumas. Tai, nu, čia, bet tai tokia kaip valinga pastanga meiliai. Nu, tai yra tokia properša, pro kurią gali įsprukti vilties ir viską pakeisti.